Vykstant globalizacijai, į Lietuvą kaip ir į kitas šalis atvyksta vis daugiau imigrantų. Vieni kuriasi svečioje šalyje dėl meilės, antri geriau apmokamo darbo, treti dėl geresnio mokslo. Ilgainiui dalis jų nusprendžia įsitvirtinti toje šalyje ar sukuria šeimas su vietiniais. Tad kyla klausimas, kokią kultūrą perims žmogus užaugęs mišrių tautybių šeimoje arba emigracijoje. Kaip jis atsakys savo į klausimą, kas aš esu, su kokiomis identiteto krizėmis, iššūkiais ir grėsmėmis susidurs tiek vaikai, tiek tos šalies kultūra. Adriana, 4. kartos lietuvė, gimusi ir užaugusi Argentinoje. Dabar ji beveik 3 metus gyvena ir dirba anglų kalbos mokytoja vienoje iš Vilniaus mokyklų. Tarpukariu į Argentiną atvyko prosenelis, kuris čia vedė lietuvę. Todėl jų dukra Adrianos močiutė tikra lietuvė, tačiau jos tėvai argentiniečiai. Savo lietuvišką praeitimi ji pradėjo domėtis būdama 18, kai per lietuvių bendruomenės namuose vykusią migrantų šventę susigraudino merginos močiutė. Mano močiutė, nes jinai yra vienintelė lietuvė mano šeimoje. Aišku, yra mano dėdė, yra jos sūnus, bet irgi jam nieko nepasakė apie Lietuvą, nes susituokė su vyru argentiniečiu ir jau su šeima nebegalėjo kalbėti ir kai jos tėvai mirė, tai irgi iš viso jau nebeturėjo su kuo kalbėti lietuviškai, jinai viską prarado, pamiršo. Ir šitas gali įdomiausias dalykas, nes man reikėjo surasti savo lietuvybę. Adriana sako, kad apie Lietuvą močiutė niekada nepasakojo, o šeimoje buvo švenčiamos argentinietiškos šventės. Tačiau buvo metas, kai jautė, jog jos gyvenime kažko trūksta. Aš gimiau kaip argentinietė, augiau kaip argentinietė ir mano kultūra argentinietiška. Ir po to, kai aš pradėjau su savo lietuvių bendruomenė dalyvauti, išmokti apie kultūrą, ką čia jūs darote, kokius maistus valgote, kokias šventės turim. Tai tada buvo mano eilė po to į savo šeimą atnešti visus šitus dalykus, nes anksčiau nebūdavo. Negaliu sakyti visiškai, kad lietuvė, nes visi lietuviai mane žiūri kaip, bet matosi, kad tu ne lietuvė. Tai visi sako, bet tu tokia netrodai kaip lietuvė, tu nekalbėjai taip, aš žinau visus šitus smulkmenų, tai jo, aš ne lietuvė. Bet tuo pačiu savo širdyse aš lietuvė. Sakiau, kad esu Lietuvos atstovė, bet nežinau, kaip atrodo Lietuva. Sako Adriana, prieš 10 metų pirmą kartą aplankiusi Lietuvą. Apie tai pasakiusi močiutei, pastaroji negalėjo patikėti. Tačiau dabar savo ateitį mergina sieja Lietuvoje. Aš prisimenu pirmą kartą Vilniuje, stovėjau ten ir galėjau jaustis, kad aš namuose buvau. Man labai įdomu šitas, nes man sunku kartais sakyti, čia mano vieta, mano namas, visa mano šeima dabar pradėjo kažkaip su tą lietuvybę, tai bendrauti, kažkaip supranta arba jau dalyvauja bendruomenė, arba bando mokytis tą kalbą, arba dabar mano dėdė šoka. Mano dėdė yra jos sūnus ir jis irgi, jam dabar 60 metų, niekada jam buvo neįdomu gal. Nors Adriana priskiria save tiek argentinietiškai, tiek lietuviškai kultūrai ir identitetui, tačiau antropologas Vytauto Didžiojo universiteto socialinės antropologijos centro vadovas Vytis Čiubrinskas sako, kad kilmė nebūtinai siejasi su teritorija, be to kilmė visada išlieka. Kalbos aspektas gali išsiskaidyti, gali nunykti visiškai, bet lieka kilmė. Tada tas kosmopolitizmas, pavyzdžiui, su šaknimis labai šiandien stiprus pasaulyje. Tai paimkite, pavyzdžiui, žydų identitetą ir bus labai stipriai ta kilmės aspektas, koks yra galingas, stiprus ir einantis per 2000 metų. Iškia mūsų protėvių žemė ir iš protėvių žemės ateina mūsų identitetas. Antropologo teigimu, ryškiausiai identitetas pasireiškia per karus, konfliktus, netektis ir emigraciją. O galią susiejus su identitetu pastarasis atsiranda iškart.
Jeigu identiteto konstravime žiūrim, kas ten labai svarbu. Atrodo, svarbiausia beveik kalba, svarbiausia beveik religija, bet šalia to eina labai stipriai ir tas nation state aspektas, reiškia, turi valstybė ar neturi. Ir kurios neturi, sakykime, Romai arba kurdai, jiems tą konstruoti sunkiau, nes sverto vieno neturi. Kadangi migracija yra vis tiek tam tikra šizofrenija, reiškia, žmonės tampa sudvejintų, jiems pasaulis susidvejina. Tai tas pasaulis, iš kurio jie yra, jis nedingsta, kas kad jie geografiją pakeičia. Jų reiškia, moralinis, emocinis įsipareigojimas dar tik sustiprėja. Dažnai. Atsakomybės dalykai sustiprėja, nostalgijos didžiulė emocija iškyla ir taip toliau. Pasak Vilniaus universiteto psichologijos docentės Rūtos Argautytės, identitetas formuojasi tada, kai žmogus pajėgus atskirti save nuo aplinkinio pasaulio. Tačiau kultūrinis tapatumas formuojasi visą gyvenimą. Ypač tada, kai žmogus užaugo emigracijoje arba tarpkultūrinėje šeimoje. Kas aš esu ir paaiškėjo visi tie vaidmenys. Visi šitie vaidmenys, kuriuos prisijėmė ir yra tavo tapatumai. Tas kultūrinis tapatumas vystosi visą gyvenimą, jisai gali užklupti žmogų, jam tiesiog reikia susivokti ir apspręsti. Bet kita situacija, aišku, tų vaikų, kurie galbūt gimė tarp kultūrinėje šeimoje, tai viskas prasideda daug anksčiau. Psichologė sako, kad sukūrus mišrių tautybių santuoką, šeimai teks spręsti tam tikrus klausimus. Kurioje šalyje gyventi, kokia kalba kalbės vaikai, kokia religija bus išpažįstama ar kokios bus švenčiamos šventės. Vaikas priklausomas labai smarkiai nuo šeimos. Kaip šeima susitvarkys su šitą situaciją. Ir kaip tą, pavyzdžiui, dvikultūriškumą arba daugiakultūriškumą pateiks kaip privalumą. Tokie vaikai būna dažnai lankstesni, jie nardo tarp dviejų kultūrų, ar ne. Jie žino porą kalbų, jie gali tapti ne tik kalbų vertėjais, jie gali kultūriniais vertėjais tapti. Vilniaus universiteto psichologijos docentė sako, kad tėvams reikia įdėti daugiau pastangų auginant vaikus tarpkultūrinėje aplinkoje nei homogeniškoje. Reikia ir jiems kažkokią tokią terpę surasti, pavyzdžiui, bendrauti irgi su tokiom daugiakultūriškom kitom šeimom, kad jie nesijaustų kažkaip išskirtiniai tokia neigiama prasme. Aišku, kad geriausia yra ta integracija, kai ir abiejose kultūrose esi ir abiejose jautiesi gerai. Bet tai nėra čia toks labai lengvas uždavinys. Princas iš Ganos į Lietuvą atvyko studijuoti per mainų programą, tačiau prasidėjus pandemijai šalyje teko likti ilgiau, o per tą laiką čia jis sutiko savo dabartinį lietuvį vyrą, su kuriuo augina 1,5 metukų dukrą ir bando jai perteikti 2 kultūras. Manau, kad lietuviškai kalba daugiau nei mano kalba. Tačiau tai normalu, nes mes gyvename čia, Lietuvoje. Suprantu, kad bus sunku. Iš pradžių jie išmoks vieną kalbą ir tik vėliau pasirinks kitas. Bet iki tam tikro lygio jis supranta kalbas, kuriomis šnekame. Pašnekovė neslepia, kad gyvendama Lietuvoje pati mokosi šios šalies kultūros. Šventes, pavyzdžiui, Kalėdas šeimoje švenčia pagal lietuviškas tradicijas. Tačiau princė sako, kad paaugus dukrai, ji pati galės nuspręsti, kuo nori būti. Aš noriu, kad dukra pažintų lietuvių kultūrą. Mes sakome, kad ji lietuvė, bet jeigu užaugus ji norės būti ganietė, tai priklauso nuo jos. Jeigu nenorės būti lietuvė ar ganietė, bet kažkuo kitu, ji turi laisvę rinktis. Ko laiminga, ji gali daryti tai, ką nori. Princė sako suprantanti, kad dukros gyvenime bus momentas, kuriame ji jausis visiškai pasimetusi, tiek dėl to, kaip atrodo, tiek dėl to, kas ji yra. Tačiau moteris tikisi,
kad pavyks išauklėti psichologiškai stiprią dukrą, kuri gebės susidoroti su kylančiais iššūkiais. Suprantu, kad gyvenime ateis momentas, kai ji jausis visiškai pasimetusi. Žinau, kad ateis ir kitas momentas, kai paklaus, kodėl mano kūno spalva skiriasi. Aš visada ją palaikysiu. Žinau, kad jos tėtis bus šalia ir palaikys ją, ir visa šeima palaikys. Tačiau vis tiek dukra turi rasti sprendimus pati. Tėvai negali tau rasti visų atsakymų. Tikiuosi, kad užauginsiu psichologiškai stiprų vaiką, kuris gebės įveikti tokius dalykus. Antropologo teigimu, nors globaliame pasaulyje tautos maišosi, vyksta tarpkultūrinės santuokos, nereiškia, kad identitetą galima prarasti. Tas gali būti dvigubumo darymas, tas vadinamasis brūkšnelinis identitetas yragi visiškai puikiai atpažįstamas, kaip sakoma, Lithuanian Americans. Ir brūkšnelis rašomas tarp šitų abiejų. Ir man lauko tyrimuose sako tiesiai, sako, I am Lithuanian first, but American always. I'm American first, but Lithuanian always. Iškia, pirmiausia, esu amerikietis, bet lietuvis visada. O tau ir formulė mikso taip gražiai sukonstruota, kad neaptimsi nieko. Tai yra grynas tas brūkšnelinis identitetas. Tačiau dvikultūriškumas vaikams gali daryti ir neigiamą įtaką. Pavyzdžiui, jie gali nepripažinti dalies savo kultūros. Bet šeimos dažnai būna ir nepajėgios kartais. Įsivaizduokim emigrantų šeimas, pabėgėlių ypač šeimas, ir ne. Patys tėvai sutrikė, nes jiems reikia rūpintis kažkokia buitim ir kitais dalykais, finansiniais. Ir vaikui tą tapatumą padėti išsiugdyti tą dvigubą tapatumą tokį bikultūrišką, ne visi pajėgia. O kitas dalykas priklauso nuo šalies, kurioje gyvena, labai smarkiai. Kaip vyksta išvis užsieniečių akultūracija toje būtent šalyje. Ar ta šalis priima juos, ar jinai juos ten pakenčia, ar jinai jų bijo, visuomenė kaip reaguoja, nuo to irgi priklauso vaiko tas tapatumo vystymasis. Tačiau kaip visuomenė priima diasporas ir kokią įtaką jos turi šalies kultūrai. Pasak antropologo, kolonizacijos metu diasporos turėjo didelę reikšmę, tačiau šiandien jų įtaka nebėra tokia ryški. Pavyzdžiui, geras vaizdinys diasporos gali būti Chinatown, atskira kaiminystė didmiestyje, kur atrodytų papuolė kitokią erdvę, kitokį laiką ir kitokią gyvensenos būdą. Tai nesakau, kad jis kažkaip ten stipriai turi veikti tą visą visuomenę, bet jis turi savo rakursą, savo orbitą ir neišvengiamai padaro tą įvairovę ir įtakų, kultūrinį įtakų iš to atsiranda. Ten ypač kaip šnekam apie, pavyzdžiui, kokias nors maistą arba muziką. Miltono Beneto tarpkultūrinio jautrumo augimo tokia teorija, stadijos, tai jos tikrai parodo, kad kai kurie žmonės iš vis net nenori žinoti, kad aplink juos yra kitų kultūrų žmonių. Tegul jie šneka mūsų kalba ir tegul viską daro kaip mes ir nekliūna mums, ar ne. Iki aukščiausio tokio, etnorelativizmo, kai galim ir priimti kitą kultūrą, ir mums įdomi kita kultūra, ir mes matom privalumų to kito, ir mes nejaučiam grėsmės, kad ta kultūra mus užvaldys. Šiandieninėme globaliame pasaulyje dvikultūriškumas ir jo tapatumo paieškos tampa neišvengiami. Identiteto klausimai kelia tam tikrų iššūkių, tačiau turi ir tam tikrų privalumų. Bet viskas priklauso nuo to, kokia aplinka mus supa.